So the idea of bringing Caravaggio to Lithuania started with a dialogue between me and the president of the Cultural Committee of the Italian Chamber of Deputies, President Mollicone, and I immediately accepted this hint, and we put in place in a very few moments, and thanks to the great cooperation of the Museum of the Palace of Grand Dukes of Lithuania and also with the National Museum of Art of Lithuania, together with Metamorphosis Association, we decided to do this, and in a couple of months we have a Caravaggio here behind me. Atspindi visas pagrindinės Caravaggio tapybos savybės. Pirmiausia, mes matome itin išryškintą tą šviesos tamsos žaismą, kontrastą. Antra, mes matome dramatišką realizmą. Mes matome tikrai moterį patiriančią labai stiprias emocijas, galbūt net ne visai galbūt estetiškai atrodančią pavaizduotą paveikslę, bet to buvo būtent ir siekiama paveikti žiūrovą ypatingai, ir tikriausia modeliu irgi buvo pasirinktas paprastas žmogus, galbūt sutiktas tuo metu gyvenimo kely. Visi modeliai pagrinde, išskyrus portretus, tai buvo žmonės pasikviesti iš gatvės, kuriuos sutikdavo tavernose ar šiaip gatvėse pats dailininkas. Na ir kompozicijos prasme taip pat galime pastebėti, kad pusė kūrinio iš esmės yra palikta tamsiam fonui. Tai yra, nėra, kad pagrindinė figūra yra išryškinta kūrinio centre. Tamsusis fonas, kuris beveik visada tiek Caravaggio, tiek jo sekėjų atveju yra tamsus, dažniausiai labai tamsiai rudas, jisai dar labiau padeda išryškinti pagrindinį personažą, jo emocijas, jo dramą. Šiuo atveju jame dar įžiūrimi ir kai kurie Kristaus simboliai, kryžius ir erškėčių vainikas. Šį kūrinį pamačiusi viena garsiausių pasaulyje tyrinėtojų Mina Gregori, iš karto sušuko, kad tai yra Caravaggias, kad pagaliau aš jį radau. Kodėl taip, kad tai pagaliau Caravaggias? Todėl, kad yra šiuo metu žinoma 12 paveikslų, labai panašių vizualiai, kompoziciškai ir panašiai, kurie tikrai yra, ta prasme, sukurti remiantis Caravaggio originalų ar vėlesnėmis kopijomis. Tai va, bet kaip dailės istorikai tvirtino, ne viena iš tų anksčiau žinomų kopijų netitiko kokybės ir tos paveikslo skleidžiamos jėgos, poveikio, kaip stiprumą. Ir ta prasme, ne vieno nebuvo galima įvardinti, kad tai tikrai Caravaggio. Tuo tarpu dėl šio kūrinio Mina Gregori iš karto neturėjau abejonių. Ir
jinai labai aiškiai išdėsto visus argumentus, kodėl būtent šis kūrinys yra sukurtas Karavadžo. Vienas iš pagrindinių dalykų, į ką dailės istorikai pirmiausia atkreipė dėmesį, tai yra rankos, rankų potėpiai, kaip sunerti pirštai, kiekvieno atspalvio perėjimas rodo, kad tai tikrai turi būti Karavadžo darbas lyginant su kitais darbais. Toliau veido išraiška, šviesa, kuri krinta ne iš viršaus, o krinta iš apačios ir apšviečia veidą, veido bruožus, perkreiptus, kurie nėra galbūt labai estetiškai patrauklus, pravira burna, užversta akis ar panašiai. Bet visa tai naudojama tam, kad būtų sustiprintas emocinis poveikis ir iš tikrųjų kūrinys paveikia tikrai stipriai emociškai. Dar vienas dalykas, į ką atkreipė profesoriai dėmesį, tai yra Karavadžo tapymo maniera. Karavadžas tapė greitai ir jis dažnai užtekdavo vieno potėpio, kuris ir būdavo tas idealus, tinkamas ir jo nereikėjo taisyti. Žiūrint į kitas kopijas ar konkrečiai žiūrint į šį kūrinį, profesoriai sako, kad negalima nukopijuoti, taip tobulai nukopijuoti. Tai net ir norėdamas, imituodamas to nepadarysi. Tai yra originalus potėpis. Kūrinio buvo atlikta analizė, kuri parodė, kad po šiuo piešiniu yra tokių pradinių štrichų, kurie buvo reikalingi sukurti kompozicijai. Pats Karavadžas niekada nekurdavo piešinių po paveikslu. Jisai tik tai tam tikrus štrichus pasižymėdavo. Bet šitas paveikslas rodo, kad tam tikrus dalykus jisai keitė. Tai irgi rodo, kad tai yra originalas. Kai tapoma kopija, jau tų potėpių klaidų ištaisomų nematysi po pačių kūrinių. Aišku, jie matosi tik atliekant tam tikrus tyrimus. Taigi visi šitie spalviniai potėpiai, tam tikri veido bruožai, pasitelkta pati kompozicija, netgi sunkiai įžiūrimas fone, tačiau net atrodo aštrus Kristaus vainiko spygliai, rodo tokią stiprią emocinę, įtampą, kuri paliečia žiūrovą. Tai turbūt tie visi pagrindiniai bruožai, kurie įrodytų, kad tai yra tikrai siejama. Būtent tai yra Karavadžo darbas. It's an ecstasy, of course, it's a real ecstasy also to watch this Caravaggio. Is a kind of Stendhal syndrome that when you see this beautiful painting and is the feeling that all art lovers, as I am, we feel when we watch this beautiful masterpiece. Karavadžas sulaukė sekėjų jau jo gyvenamuoju metu ir pirmieji sekėjai atsirado Romoje ir labai greitai Neapolyje. Ir Valdovų rūmų muziejuje mes turime dailininko Filipo Vitalės kūrinį Jokūbo palaiminimas. Tikėtina, kad šis dailininkas galėjo sutikti Karavadžą Neapolyje, kai Karavadžas buvo atvykęs pirmą kartą, o vėliau ir antrą kartą į šį miestą. Filipo Vitali visą gyvenimą išliko nuoseklus Karavadžo sekėjas. Kitas Karavadžo sekėjas, kurio darbą turime Valdovų rūmų ekspozicijoje, tai yra Matija Preti. Mes turime Kristaus maldą Alyvų sode. Taip pat turime nuoseklų Karavadžo sekėją Henriką Van Zomerį arba Enriką Flamandą. Tai yra flamandų tapytojas, kuris jaunystėje atvykęs į Neapolį visą gyvenimą kūrė šiame mieste ir laikomas vienu žymiausių flamandų karavadžistų Neapolyje. Kiti dailininkai, kurių darbų galima pamatyti Valdovų rūmų ekspozicijoje, tam tikrame savo veiklos laikotarpyje patyrė Karavadžo darbų įtaką. Tai daugiau dailininkai, kurie nepažino tiesiogiai Karavadžo, bet žinojo jo darbus. Tai pavyzdžiui, galima paminėti Nicola Tornijolis, Franceskas Cairo, Giovannis Baglioni. Šis dailininkas beje pažinojo Karavadžą, tačiau jo kūrybinį įtaką patyrė tik ankstyvajame laikotarpyje, vėliau nuo Karavadžo nutolo dėl, galima sakyti, asmeninių konfliktų. Toliau mes turime mūsų muziejaus ekspozicijoje dailininko Leonela Spada kūrinį Ludovisi koncertas. Nors šitas dailininkas tikriausiai nebuvo sutikęs gyvai Karavadžo, tačiau jisai gyveno tuo
tuo pačiu metu ir važiavo, galima sakyti, Karavadžio iš paskos. Kai Karavadžas persikėlė į Neapolį, netrukus tenai atvyko Lionello, bet Karavadžas tuo metu jau tikriausiai buvo išvykęs į Maltą. Kai pamatė Maltoje Karavadžio darbus, Lionello Spada, galima sakyti, toliau likusi visą gyvenimą tapė kūrinius, kuriuos galima priskirti būtent Karavadžio sekėjams. Karavadžas. Marijos Magdalietės ekstazė. Pirmą kartą Lietuvoje. Valdovų rūmuose. Tik mėnesį. Iki birželio 29 dienos.